Where's my family? You should have stayed, Dad. I am not your mother. No, my mother never cleaned a toilet in her life. Maybe that was her problem. My mother. My mother taught me what was necessary to rule in this universe. By killing people? I create life! And I destroy it. Life is an act of consumption. Children. To live is to consume. Now the human beings on your planet are merely a resource, waiting to be converted into capital. And this entire enterprise is just a small part in a vast and beautiful machine defined by evolution, designed to a single purpose: to create profit. If that's what your mother taught you, then I could see why you hated her. I loved my mother. And yet you're trying to kill me. My mother made me understand that every human society is a pyramid, and that some lives will always matter more than others. And it's better to accept this than to pretend it isn't true. Taika ir ramybė jūsų namams. Gyvename iš tiesų keistu laikotarpiu. Kitaip nepavadinsi, kadangi vienos kartos gyvenime įvyko tiek įvykių ir dar jie vis vyksta. Ir dabar per paskutinius kelius metus viskas labai stipriai pasikeitė ir kodėl taip keičiasi, kas gali pasakyti, kas bus rytoj. Turbūt niekas negali pasakyti, bet remintis tam tikrais viešais įvykiais galima būtų nupiešti šiokį tokį paveikslą. Pradėjom šitą video nuo gero seno filmo, 15 metų pastatyto, jisai vadinasi Jupiterio pabudimas, kur kalbama apie tai, kad žmonės reikalingi kaip ferma. Fermoje auginami gyvuliai. Ir kažkokios civilizacijos aukščiau už mus įsivysčiusios, jos tiesiog naudojasi šituo derliumi, kai nužudoma milijonai žmonių, ar tai kyla tos žūčių bangos dėl karo, ar dėl technogeninių katastrofų, ar dėl gamtos stichijų, netiek svarbu, bet žmonės auginami tam, kad po to jie vienas kitą žudytų. Ir ta medžiaga, jinai surenkama tam, kad aukščiau išsivysčiusios civilizacijos, nebūtinai jos teigiamos, maitintųsi mumis. Tai pagal šitą istoriją, kuri prasidėjo prieš beveik 6000 metų, mes galim daryti tokį išvadą, kad mes esam užgrobti ir dabar naujas etapas mūsų. Kiekvienas karas, koks jis bebūtų, prieš ką ar už ką, kiekviena nelaimė, kuri mes vadinam technogeniniam katastrofom gamtos, jinai yra ritualinė žmogžudystė. Kiekvienas karas yra ritualinė žmogžudystė. Juk yra Dievo nurodytas mums žmogiškumo tokie kriterijai ir jie yra ten vadinami 10 Dievo įsakymų, kitais pavadinimais, bet vienas iš jų sako, kad nežudyk. O kai vyksta karas, tai jau kaip ir šitas punktas pamirštamas. Nesvarbu, kad
žudoma dėl gerų tikslų ar dėl blogų, vis tiek yra karas ir vis tiek yra žodis nežudyk. Tai jeigu mes pritarėm vienai ar kitai kariaujančiai pusiai, na tai mes pažeidžiam šitą žmogiškumo įstatymą. Nežudyk. Nes tu turi nužudyti kitą, kuris yra blogesnis už tave. O tas, kuris tave žudo, jisai galvoja, kad tu esi blogesnis už jį, o jisai geresnis. Kiekvienas karas yra ritualinė žmogžudystė, nes kariai gauna ne tik ginklus, bet ir simboliką, kuri reiškia tam tikrus dalykus. Ir kiekvienas karas yra paaukojimas, yra vedimas žmonių į žūtį, arba, kaip čia tam filme buvo paminėta, į didžiąją pjūtį. Jeigu tu palaikai karą, tu esi žmogžudys a priori, nes tu palaikai kankinimus, šaudymus, žudymus. Kažkoks tai vienas mažas toks berniukas, kažkaip tai buvo, na, taip ausis užkliuvo už jo auksinės minties. Sako, aš noriu nužudyti karą. Tai va tas vaikas, jisai puikiai supranta, kas čia vyksta. Pas karas yra blogai. Kariauti yra kvaila. Už kažką ar prieš kažką. Jeigu tave jau įtraukė karą, tu esi jau kvailas. Jeigu tave užpuolėt, jau tu vertas, kad tave užpuolė. O gyvenk taip, kad nereiktų kariauti. Juk kam žmogui duotas liežuvis, kad jisai galėtų susikalbėti, susitart. Yra dalykų, dėl kurių įmanoma susitart. Yra ir nėra dalykų, dėl kurių neįmanoma susitart. Taip, kad karas yra kvailystė. Tai ar verta kariaut? Geriau eit sėt daržus, laukus, statyt miestus ir augint vaikus. Geriau kurti, o ne griauti. Na, aišku, aš pasakiau tokį dalyką, kad dabar mes gyvenam didžiosios griūties metais ir žmonės patys save griauna. Jie ne tik tai griauna kitų gyvenimus, ir pirmiausia, savo gyvenimus jau yra sugriovę. Ir griuvėsiai žiūri iš jų pačių akių ir jie tą griuvėsį neša visur, kur tik tai jų akis užmato, kur tik tai jų purvina koja nenueina. Tai karas yra kvailystė, tai žmonių bukumo kvailystė, buka kvailystė. Bet iš kitos pusės tai jau vyksta, o tai reiškia, kad mes esam visiškai dugne, kaip žmonės, kaip civilizacija esam dugne, visiškai prarajoj. Nes nemokam susikalbėti, nes nemokam susitart, nes jau pamiršom žmogiškumo ar Dievo dėsnius, nežudyk. Tam žmogui duotas liežuvis, tam žmogui duota galva, smegenis ir galimybė kalbėti bei susitart. Jeigu tą žmogus neišnaudoja ir puola muštis, tai jau yra dugnas viskas. Mes priėjom dugną. Ir mes ne patys, taip, mes patys priėjom dugną, mes patys esam žmogžudžiai, bet kas mus tokius padarė, tai vėl kitas klausimas ir apie tai šiandien šį laidą. Bet ar reiktų nuo savęs kratytis tą atsakomybę, kad mes va čia ne prie ko, čia kažkokie ateiviai, dievai, dar kažkas tai. Čia būtų taip diagnostika, bet nepasiteisinimas. Bet kada gali pakeisti kryptį, bet kada galim pakeisti kryptį ir nebūti dirbtinio intelekto, didžiųjų duomenų ir kitokių masinės kontrolės įrankių sraigteliai, dideliai mašinoj, kaip kai kurie mūsų laidų dalyviai tai vardino kaip Levitanas, Leviafanas, infernalinis blogis arba ta monstrinė būtybė, kurią mes pavadinom Mendesio ožiu, Saturnu ar kitais pavadinimais. Esmės nekeičia.
Ar mes galim būti pirmiausia bent jau stebėtojai savęs ir matyti save iš šono. O jeigu taip galim, tada vadinasi visą kitą galim pakeisti. Bet, mes gyvenam teatre, kur dekoracijos keičiasi kasdien, o dabar jau vos ne kas valandą pakeičiamas dekoracijos, vos ne kas valandą pakeičiamos matricoj sistemos, matrica pati pakeičiama, hologramos tampa vis naujas ir naujas. Vat gyvena robotas žemė, biorobotas vardu žmogus, ar ne? Tai bioroboto žmogumi vadinti negalim, dar jisai turi intelektą, o čia iš viso net intelekto to nėra. Gyvena jisai. Jau padarė tas procedūras, susileido, ir gerai, dabar jisai jau pasiekiamas per neurotinklus ir į jo galvas galima įdėti bet kokį vaizdinį, bet kokią mintį, tą mintį užaštrinti, tą sukelti kažkokį norą ten muštis, kariauti, dar kažką. Bet ir taip mes ir gyvenam toliau. Gerai, bet pradėkim nuo kai kurių įvykių, kurie buvo dar šiais metais, tai yra šių metų pradžioj, ir po to kalbėsim apie tai, kas vyksta dabar. Atsivaduosim, arba mes dar labiau būsim pavergti. Bet gal atkreipsi dėmesį į šitą iliustraciją iš pradžių. Filmą Jupiterio pabudimas pasižiūrėkite laisvalaikiu, kada jūs tą turėsit galimybę. O dabar prieš jūsų akis toks kaleidoskopas įvairių keistų plakatėlių. Tai pirmas flashmobas, kuris įvyko Maskvoje sausio 31 dieną šių metų. Aš šitą įvykį pramiegojau, pražiopsojau ir aš netkreipiu dėmesio, aš nesakiau tų dalykų, kurie vyksta viešoje erdvėje ir galbūt blogai tą darau, kad neseku, bet tą įvykį pražiopsojau. Bet kadangi taip išėjo, kad dabar į tai atkreipiau dėmesį, o taip pat atkreipiau dėmesį ir į kitus įvykius, tokius kaip Saulės Maskvoje, tai yra apžvalgos rato arba velnio rato atidarymo ceremonija, arba pats įvykis, kai tas toksai techninis įrengimas skirtas pramoga, apžvelgti miestą iš paukščio skrydžio, staiga po poros dienų darbo sulūžo. Bet ne tiek svarbu, kad jisai sulūžo, bet pas įvykis yra labai įdomus. Ir toliau visa virtinė tokių kitų įvykių, tai karalienės mirtis, karaliaus įšventinimas, ceremonija. Ir už viso to mes matom, kad tai yra tas pats kultas, tas pats okultinis ritualas, panašus. Jis turi daug aspektų, daug spalvų, daug tokių žiežirbų, kurios laksto į šonus ir nukreipia dėmesį nuo esmės, bet tie dalykai vyksta. Toks įspūdis, kad yra datos, yra laikotarpiai, čia viena diena neišmatuosi, negi savaitės bėgių neišmatuosi, čia tiesiog yra laikotarpis, kai vienos dekoracijos teatre keičiamos, kitaip tariant, hologramos pakeičiamos kitomis hologramomis. Ir tie dirbtinio intelekto pavergti žmonės per čipus, per blokus, jie tiesiog perjungiami į kitą režimą dirbti. Pirmas toksai perjungimas buvo 20 metų vasaris, tai kaip žinome atsirado ta baisi liga ir iš karto perjungtas buvo režimas, pakeistos dekoracijos, pakeistas spalvų spektras, hologramos. Ir tas gyvenimas kardinaliai pasikeitė. Po to mums gyventi neleido ramiai ir kitas toksai dekoracijų pasikeitimas, gan ryškus, įvyko irgi šių metų sausį, tai irgi buvo perjungtas kitas režimas, kitos dekoracijos, kitos spalvos ir kitos hologramos. Ir, kaip sakoma, teatre pasikeitė ir veiksmai, ir veikėjai. Ir vasario 23 jūs puikiai žinot, kas įvyko. Ir pagal šį filmą, kurio epizodą ką tik pažiūrėjom, tai iš tiesų mes išgyvename didžiąją pjūtį, kai surenkamas derlius.
Ir derlius surinkamas ne taip, kad kažkoks kombainas važiuoja nupjauna lauką. Tiesiog derlius pats save pjauna. Tiesiog ta matrica, tas egregoras, apie kurį kalbėjom prieš tai keliose įrašuose, jisai ir vadina šitą kombaino vaidmenį, kadangi suskirsto, sugrupuoja, padaro žmonės pažeidžiamus, padaro jautrius. Iš kitos pusės, aš irgi tą mintį išdėsčiau viename iš savo šių metų vasaros video, kad tai yra ekstremalumas, kadangi Saulė šiltėja. Saulė šiltėja dėl to, kad pati Saulė arba Saulės sistema atsiranda tokioj galaktikos vietoj, Paukščių tako galaktikos vietoj, kur natūraliai daugiau kuro. Tai yra kosminių šiukšlių visokių ir jinai tampa kaip termobranduolinis reaktorius aktyvesnė, vadinasi šiltesnė. Ir automatiškai šildo visas planetas, ne tik tai Žemę, proporcingai panašiai. Ir kadangi šiluma daro molekuliam atitinkamą poveikį, atomam molekuliam, viskas pradeda greičiau judėti, atsiranda tas ekstremalumas, nuomonių įvairovė, nuomonių susikirtimai. Vienas žmogus sako vieną, antras antrą, jie tarpusavy negali susikalbėti, nes vienas galvo, kad jis irgi pats protingiausias, kitas irgi kad pats protingiausias. Lygiai taip elgiasi ir tautos, valstybės ir panašiai. Tai čia irgi tas kombainas, kuris atskiria žmogų nuo žmogaus, įsijungia tas cancel culture, atskirimo arba suskirstimo kultūra, atsiribojimo kultūra, aš toksai visas iš savęs protingas, gabus, pažangus, moksliškas, o ten kažkas tai yra mažiau išprūsę, mažiau įsilavinę, galbūt visai nesilavinę ir jie neturi teisės kalbėti apie nieką visiškai. Maža to, kad neturi teisės kalbėti, dar juos reikia ir sunaikyti. Pažiūrėkime viešoje erdvėje dabar politikų, ypatingai tų, kurie atstovauja Lietuvai tarptautinėse organizacijose, Europos taryboje, tai pamatysim, kokie jie aršus kitų žmonių atžvilgių, kurie turi kitą nuomonę. Tai jiegi beveik norėtų ir tas įvyktų akimirksniu ir įvestų žiauresnę diktatūrą, bet matyt kažkas dar juos ir pačius prilaiko. Ir mes netoli nuo to laiko, kai gali atsirasti ir koncentracijos stovyklos, ir ženklinimai žmonių, mes su tais ženklinimais jau susidūrėm. Tai buvo vienas iš bandymų patyrinėti, kaip žmonės reaguoja tą ženklinimą. Turiuomenį QR kodus ir panašiai, apie tai dariau laidą dar vasario mėnesį, sausio-vasario mėnesį apie tai kalbėjom. O dabar tie dalykai jau protestuoti ir tiesiog laukt galima bet kokios akimirkos, kada koks nors politikas įstos iš tribūnos, pasakys, kad tie, kurie už karą yra gerieji, kurie prieš karą yra blogieji, tai tie, kurie prieš karą nenori kariauti, tai turi būti izoliuoti kažkur, tai sunumeruoti ir taip toliau. Nebūtinai karo tematika, čia gali būti visai bet kokia kita tematika tas daroma ir čia labai greitai mes galime atsidurti ir koncentracijos stovyklose, ir kitokiuose nemaloniuose praeito šimtmečio patirties situacijose, bet gyvenimas toks, kad visko šiandien gali iš to tikėtis. Pradėkim šitą ekskursiją, šitą apžvalgą nuo 2022 metų sausio 31 Maskvoje VDNH čiuožykloje įvyko ritualas. Prieš mobas performances Saturno žiedai. Pas performanso pavadinimas skamba iškalbingai ir norom verčia susimastyti apie tai, jog renginio organizatoriai turėjo omeny Dievą Saturną ir
Romos imperijos laikais klestėjusias saturnalės, tai yra pagerbimo ceremonijas, Dievo Saturno pagerbimo ceremonijas. Organizatoriai pakvietė maskviečius pasičiuožinėti su pačiūžomis, visiškai nemokamai. Tačiau po šią nekaltą akciją slėpėsi okultinis ritualas su kodais ir simboliais, kurie paprastiems akcijos dalyviams nelabai buvo ir suprantami. Nepaisant to, jie aktyviai dalyvavo, o dalyvavo todėl, kad prieš kelias savaitės iki tol, tai yra sausio 18 dieną, buvo socialiniame tinkle kontakte paskelbtas skelbimas, kad žmonės kviečiami dalyvauti flash mobe arba taip vadiname akcijoje, šokiruojančiame veiksme, dideliame tokiame atrakcinėme veiksme, kuris buvo pavadintas Saturno žiedais. Visi norintys buvo kviečiami į VDNH prie 1 ir 2 paviljono, šalia įėjimo čiuožyklą rinktis ir jiems buvo netgi pažadėtos nemokamai pačiūžos išnuomoti ir viskas dėl to, kad renginio organizatoriai, taip, pagerbė tą okultinį senovės Romos dievą Saturną. Saipgi pats reiškia ir kitus dievus, kitus pavadinimus, tai pavyzdžiui, slavai jį vadino Černabogu, jisaigi yra Molokas, Mardukas, kitais vardais vadinamas dievas. Ir jisai reiškia tą patį Mendeso ožį arba Jahvę, Bafometą ir kitus. Mokslininkai taip pat nagrinėja arba tyrinėja Saturną, jo šiaurinėme polio rado keistą taisyklingos formos. Čiuožykloje galima buvo pasilikti ilgam, negu užtruko pats flashmobas, tai yra iki 9 valandos vakaro. Norintys turėjo užsiregistruoti per socialinius tinklus ir palikti ten savo duomenys. Po to jie gavo asmeninius kvietimus atvykti. Akcijos metu visi dalyviai turėjo susikibti rankomis, suktis aplink fontano paminklą Tautų draugystę, kuris reiškia Sovietų Sąjungos pabaigą arba galbūt norą prikelti Sovietų Sąjungą ir taip toliau. Ir va šešiakampė Dovydo žvaigždė, kitas ženklas to paties Saturno šiaurinio poliaus. Tai va, ir toks plakatas buvo išleistas, kuris kvietė žmonės 31 sausio 16 valandą atvykti į VDNH ir ten sudalyvauti. Kodėl 31 diena? Todėl, kad greičiausiai tai buvo susiję su paskutinė senųjų metų diena ir pirma naujų metų yra išvakarė senų naujų metų ir naujų metų sutiktuvės. 16 valanda, žodis skaičius 4, reiškia rytų tradicijai labai blogus dalykus, nelaimės. Ir blogeriai atkreipė dėmesį į telefonus, kurie irgi buvo ne šiaip su galbūt parengti būtent tokie, ir jie simboliškai jų reikšmės yra 666, jeigu atitinkamai taip pažiūrėjus, ten ir 13 gali rasti, ir žvėries ženklą 666. Tai žmonės pastebėjo ir tuos okultizmo apreiškimus, kodėl būtent toks keistas renginio formatas pasirinktas, kodėl būtent toks simbolizmas pasirinktas ir ką vis tai gali reikšti. Ir žmonės klausė, kodėl taip yra sugalvota, kas už to sugalvojimo stovi, kokios jėgos, kas norima buvo pasakyti, ir tų klausimų buvo užduota labai daug, bet organizatoriai tai nekreipė dėmesio, tiesiog leido tiems komentatoriams būti. Ir jie tiesiog iki dabar kaba v kontakte socialiniam tinkle. Netgi patys organizatoriai neslėpė, jog tai ritualas skirtas Saturno garbei. Keistai atrodo ir organizatorius, tai yra Red Evans, pas pavadinimas jau daug ką pasako. Ir
ta organizacija arba kompanija, renginių organizavimo kompanija mažai kam buvo iki šiol žinoma. Na va, žmonės buvo raginami neiti ten dalyvauti per socialinius tinklus, bet vis dėlto jų susirinko gan nemažai. Flashmob organizatoriams buvo išdalinti tokie kaip šviestuvai, šviečiančios lempelės. Savanoriai prieš patenkant ant ledo paaiškindavo, ką ten reikės daryti. Reikėjo susikibti už virvę susikibus, suktis viena grandinė sukosi pagal laikrodžio radiklę, kita žmonių grandinė prieš laikrodžio radiklę. Ir kodėl tos spalvos buvo tokios pasirinktos pačiam flashmobe, todėl kad yra Marso garbei, kito antikinio dievo, antikos laikų dievo Marso garbei, o Marsas yra karo dievas. Jeigu Saturnas yra blogio dievas, tai yra dievas ryjantis savo vaikus, dėl to, kad tie vaikai neužgrobtų jo sosto, simboliškai tai reiškia, kad jisai žmogžudys arba tamsos karalius, tamsos valdovas, o Marsas yra karo karalius, karo dievas. Ir tų žmonių buvo daug, jie po to keitėsi savo įspūdžiais ir savo įkeltais video socialiniuose tinkluose. Organizatoriai irgi pasidžiaugė. Daugiau jokių kitokių komentarų, kodėl tas buvo surengta. Na, dabar persikelkim laiku į ateitį ir pasižiūrėkim, kas buvo toliau. Ir mes esame vėl Maskvoje. Tai yra jau rugsėjo 10 diena ir triukšmingai buvo tą dieną atidarytas Maskvoje, toje pačioje VDNK aikštėje, netoli tos vietos, kur buvo čiuožykla, kur vyko Saturno žiedų flashmobas. Buvo tenai atidarytas kitas, ne ką įdomesnis okultinis statinys pagal okultinius visus reikalavimus ir jisai simbolizuoja ne ką kitą, o viską matančio Horo arba Horo akį arba švytintę deltą, kuri irgi simbolizuoja tą patį, na, tik tai gal kitais kampais nušviestą Saturno simbolizmą arba patį Saturną. Tai yra viską matantį Dievo akis arba to egregor arba to dirbtinio intelekto, infernalinės būtybės, kuri kontroliuoja šitą visatą. Na, toksai irgi simbolis. Tai yra velnio ratas, būtent irgi yra tos pačios, to paties pasaulio, kuriame mes gyvenam, irgi vienas iš simbolių, tos laiko atkarpos, kuriame mes gyvename, simbolis. Jeigu mes prieš tai laidoje kalbėjom apie Mendeso ožį, kad tai yra mūsų civilizacijos simbolis, tai tam tikrą prasme švytinti delta arba viską matanti akis irgi yra tam tikrą prasme šitas pats simbolis. Na ir Maskvoje buvo jisai atidarytas su dideliu triukšmu, pompastika rugsėjo 10 dieną. Ir pabrėžiant, kad šitas velnio ratas Maskvoje yra netgi ten 8 ar 18 metrų didesnis negu Londono akis, taip vadinama. Nu, Londono akis irgi yra panašios paskirties objektas, kaip ir Maskvos saulė, taip vadinama. Bet Maskvos saulė iš karto užpuolė nelaimės. Vieni sakė, kad ten buvo įsilaužę hakeriai ir sugriovė visą tą elektroninę sistemą. Žurnalistai aiškinosi, kame čia reikalas, kodėl taip viskas vyko. Jiems niekas nebuvo atsakoma, jų klausimus tiesiog atsišaudama nuo žmonių dėmesio, kad čia viskas gerai, čia laikinos problemos. Nu, bet tų problemų buvo ir ta, kad ten rusiška kokybė viskas gedo nuo pat pirmos dienos, kai tą ratą paleido. Nu ir aišku, vaikams buvo liūdna, kad negalėjo pasivažinėti tuo velnio ratu.
Bet pats šito tokio daikto atsiradimas Maskvos, galima sakyti, buvusios SSSR širdyje, tai yra VDNH, o VDNH yra liaudies ūkio pasiekimo paroda, kas nežinot, anksčiau buvusi. Stalino laikais buvo tas pastatyta, visa jo architektūra, statiniai, fontanai, aikštės, viskas primena, visa tai primena tiek Vatikano architektūrą, tiek Londono Syčio architektūrą. Ir tenai labai daug yra, turiuomenį, būtent VDNH aikštė, ir jau anksčiau buvo daug okultinių simbolių. Na, tokių kaip kūjis ir pjautuvas, ten darbininkas laiko kūjį, valstietė pjautuvą. Tai irgi yra Saturno simbolis, arba šios civilizacijos, arba šių dienų civilizacijos, priešų vienybės ir kovos simbolis. Tai ir ta akis, arba tas vadinamas ne akis, Maskvoje vadinasi Saulė, tai irgi tą patį simbolizuoja. Ir kodėl būtent rugsėjo 10 dieną tas buvo atidarytas atrakcionas, tai irgi klausimas. Visą eilę įvykių būtent rugsėjai įvyko, ir aš kažkaip tai galvoju, kad tai būtent buvo tas rugsėjas, kuriame buvo keičiamos dekoracijos pačioje matricui. Hologramos matricui buvo keičiamas, nes vieni lyderiai išėjo, tarkim, mirė Gorbačiovas, po to išėjo karalienė. Aš nevadinu vardais, nes nenoriu suteikti garbės šitam asmenį, kaip ir nesuteikiu garbės jokiam kitam valdovui, kuris karaliavo šitai žemė. Jie yra atsiųsti mūsų administruoti administratoriai, o mes esam jų pavaldiniai ir turim klausyti komandų. Kitaip mes būsim arba nužudyti, arba kitaip likviduoti. Nesvarbu, kad laukia demokratija, nesvarbu, kad mes gyvenam 21 amžiui, kad už lango techninis mokslinis progresas, vis tiek mes esam jų, kaip sakom, jie galvoja, kad mes esam jų avis ir jie mus gano. Tai todėl aš tiems asmenims nenuleidžiu kepurės ir jų negerbiu, tiesiog jie yra okupacinės svetimos civilizacijos agentai, kurie iš mūsų žemės, iš žmonijos padarė tai, ką mes dabar matom. Ir kodėl tokia visa gausa tų įvykių, tai kalbėsim toliau dabar, netrukus. Ir kaip matot, net senai, irgi tomis pačiamis dienomis, galima sakyti, viskas apie tą 9-11 sukasi. Londone atsirado naujas valdovas, Anglijoje atsirado naujas valdovas, o prieš tai buvęs valdovas, jisai mirė, kaip ir mirė, bet pikti liežuviai šneka, kalba, kad jinai mirė daug seniau, negu buvo apskritai palaidota, arba anksčiau negu buvo paskelbta, kad jį mirė. Ir būtent netiktinai jos mirties data buvo taip, kaip skelbiama žiniasklaidai, ir visuomenė puikiai tai žino, mirė rugsėjo 8 dieną. Numerologiškai, va čia tai pavaizduota, tai suma skaičių reiškia 203. Tai yra 2 dalinam iš 3, gaunamis 0,666. Tai yra žvėries ženklas. Visiems gerai puikiai pažįstamas okultinis šio pasaulio kunigaikščio ženklas. Labai keista, kad ne anksčiau dieną mirė, nes ten būtų visai kita numeracija, visai kiti skaičiai. Ir visa ta laidotuvių ceremonija atrodė be galo keista. Uždarytas karstas, žmonės įsirikiavę Alpo eilėje, jie tiesiog buvo nukreiptas buvo tų žmonių dėmesys. Va tos laidotuvės, šitą ceremoniją, galima sakyti, turėjo kelis tikslus. Tai pirmas tikslas - nukreipti dėmesį nuo ekonominių, energetinių problemų, nuo karo problemų. O iš kitos pusės žiūrint, čia aš žiūriu visai kitą prasme, čia tiesiog paklusnumo aktas. Jeigu atkreipsim dėmesį, tie žmonės buvo labai liūdni, kurie stebėjo, jie verkė, jie alpo. Tai jeigu pažiūrėsim, kaip elgėsi kita visuomenė dalis, kurie sėdėjo tose iškilmių ceremonijose,
tai jie atrodė visai kitaip negu tie, kurie minėjo. Jie džiaugiasi, jie juokavo, jie buvo linksmi. Nu ir tie žmonės tiesiog žinojo, kad čia yra tik tai spektaklis ir čia ta moteris senai palaidota. O kiek kurį laiką, sakyčiau, kokie 2-3 metai, jos vietą užėmė dirbtinis intelektas arba buvo panaudotos deepfake technologijos. Nu ir va, pažiūrėkim, kas čia vyksta toliau. Paradas tų, kaip ten tie, Velse, čia turbūt tas veiksmas vyksta. Ir karaliaus, jau naujo karaliaus inauguracijos ceremonijai eina tas orkestras ir priekį vedasi ožį. Nu, kas tas ožys, turbūt mes puikiai žinom ir suprantam, ką šitas simbolis reiškia. Ir kodėl būtent Kašmyro ožys. Nu, palyginkite tas dvi nuotraukas, tai bus viskas aišku. Ir kada įvyko laidotuvės, tai irgi labai įdomu, tai yra 19 diena, rugsėjo 19 diena, vėl 23 Mėnulio diena ir vėl 2 dalinam iš 3 lygu 0,666. Vėlgi skaičių simbolizmas toks ir čia žinovai tą aiškina, blogeriai, kad tai reiškia vėlgi, kad diena laidotuvėm pasirinkta neatsitiktinai būtent ši, o ne kita. Atkreipkime dėmesį, kad tiek rytuose, Maskvoje, tiek vakaruose, jos širdyje, Londone, vyksta panašus okultiniai ritualai arba ritualai, vienoje atveju laidotuvės, inauguracija, kitoje atveju atidarimas velnio rato, Maskvos akies, čiuožykloje visokie ritualai vyksta su pagarba Saturno dievui. Tai ir ten tie patys okultiniai, senoviški Babilono, Romos, Graikijos, Egipto ritualai. Ir tuos ritualus labai mėgsta įvairios masonų ložės. Jie taip tarp savęs susišneka, susikalba. Ir va šitie įvykiai, mano akimis žiūrint, demonstruoja tai, kad abi tas pusės valdo tie patys šeimininkai. Ir dabar, kaip buvo siužete pasakojama ir dar gale filmo, aš kitą siužetą įkelsiu iš Jupiterės pabudimo, tie patys šeimininkai, kurie tiesiog mus nori galvom sudaužt, supriešint, kad mes nesutartume, kovotume ir žudytume vienas kitą, bet žudymas yra blogai ir jie tą puikiai žino, jie patys nagų nesitepa, jie nori, kad mes save išžudytume, nes galbūt mūsų per daug, gal mes esam per daug privysę, gal mes balastas ekonomikai, planetai, jie taip galvoja. Maža ko, kad jie taip galvoja, bet mes turim turėti savo to klausimų nuomonę ir galvoti kitaip. VDNH, tam pačiam VDNH, kur darbininkas laiko kūjį, o moteris pjautava, tai irgi yra Saturnas, Saturno simbolis, okultinis Saturno simbolis. Visa sovietinė sistema irgi buvo pajungta į Saturno kultą. Tai pavyzdžiui, Lenino mauzoliejus, jisai atitinka babilonišką zikurato struktūrą. Ir mus norom verčia susimastyti, kad tai yra naujas kultas, kuris tiesiog dabartiniais laikais, tai yra 20 amžiuje pavadintas socializmu. Iš tikrųjų tas pas kultas, kuris buvo kultivuojamas Babilone, po to Graikijoje, po to Romoje, jisai turi tokį simbolizmą. O nebaigta statyti piramidę su tokiu nameliu viršui, reiškia tai, kad visa politinė, ekonominė, socialinė žmonių sistema susideda iš piramidės. Ir apačioje piramidės yra žmonės tie, kurie nieko nereiškia, jie yra nulis ir su jų likimais galima daryti, ką nori ir kaip nori. Tai tas simbolizmas būtent atėjo iš Babilono. Ir apie Saturno kultą yra daug prirašyta knygų, daug išleista veikalų, filmų, taip toliau. Aš prie to net nesustosiu, kadangi to nepastebėt, kad
tarkim, tas pats Bafometas, kad Balas, Jahvė, Mardukas, Molochas yra tas pats okultinis subjektas arba infernalinė būtybė, kuriai meldžiasi viso pasaulio lyderiai ir kurie vykdo jo nurodymus čia žemėje, kaip toliau viskas turi būti. Ir dabar, kadangi atsirado daug žmonių, kurie yra nušvytę arba praregėję, tai tuo labiau jiems iššūkių padaugėjo ir pasitelkiant dirbtinį intelektą, o dabar tas ir daroma, kadangi visi tie dalykai ir vykdomi pasitelkiant dirbtinį intelektą, socialinės platformas ir taip toliau, didžiosios duomenys, jie labai greitai susirenka, ką žmonės galvoja, informaciją, kaip galvoja, kuria linkme vyksta visuomenės nuomonės slinktys, ir tada atitinkamus daro žingsnius, kad to nebūtų, arba tą sustabdyti, arba nukreipti žmonių dėmesį į kitą kryptį, arba dar blogiau juos kartu sumušt kaktom, kad jie tarp savęs kariautų ir neuždavinėti daugiau jokių klausimų. Saturnas įvairiuose pasaulio kontinentuose jam statomi paminklai. Pavyzdžiui, netgi Vilniuje yra kubas netoli buvusio Žalgirio stadiono, ten dabar prokuratūra. Visur mes matom tą simbolizmą ir jisai reiškia, kad visa šita valdžia priklauso tai pačiai infernaliniai būtybei, kuri atskirose epochose, atskirose kultūrose, atskirose šalyse ir tautose buvo vadinama kitaip skirtingais vardais, bet iš esmės reiškia tą patį. Tai yra tas vietinis valdovas arba vietinis administratorius, kuris valdo šitą planetą, ir jisai valdo šitą planetą taip, kad žmonės tarpusavę kariautų ir nesutartų. Ir šitas suskirtimas į gėrį, blogį, juodą, baltą yra naudingas tam, kad žmonės gamintų tą gyvybinę energiją, kurią sugeria tie infernaliniai pasauliai. Nu, vat ir tas viskas, vat dar kita tas plakatas, kuris akivaizdžiai rodo, kaip viskas buvo. Nu, dabar pažiūrėkim į plakatą, kuris kvietė žmonės atvykti į VDNH ledo tą areną. Ir mes matom krentantį žmogų. Tas irgi yra kaip simbolis, kad prasidės karas. Kitas ženklas, kad epochos keičiasi ir dabar mes esam taške, praktiškai jį jau tą tašką praėjom, tai yra rugsėjo 21 diena, o tie įvykiai prasidėjo jau 7 metai atgal, tai yra sausio 31 diena. Startas duotas šitai matricos kombinacijai, kuri buvo iki šiandien praktiškai. Tai vienas iš tokių įvykių, kad ta sistema, kuri anksčiau buvo kaip to paties Saturno sukurta arba Saturno kultas, tai yra sovietinė sistema, jinai buvo sugriauta, Sovietų sąjunga buvo sugriauta ir kad jinai nebus atstatyta. Tai būtent tas simbolizavo šito žmogaus išėjimas. Toliau, karalienės mirtis, naujo karaliaus atėjimas. Tuo pat metu buvo jungtas apžvalgos ratas Maskvos saulė. Tai reiškia, kad vėlgi pagerbimas to paties Dievo ir ta Maskvos saulė reiškia, kad vėl pasaulis bus toliau laikomas dvipolių, padalintas į dvi nesutaikomas kombinacijas. Ir va toliau mes matom kitus veiksmus, liktai Putinas palaukia, kol palaidos karalienę, kol Londone baigsis reikalai. Nu, jisai tą galėjo ir prieš kelias dienas padaryti, kai ten prarado Charkovo sritį. Jisai būtent padarė 21 dieną, tai irgi labai simboliška diena. Rugsėjo 21 tai lygiadienis, kai vasaros ir žiemos laikas, paros ilgis tampa vienodas.
Okultiškai tai reiškia, kad pradžia naujo. Pradžia kažko naujo. Ir būtent kodėl dabar ta paskelbta mobilizacija, tai aš turiu savo nuomonę, kadangi aš dabar tą pojūtį pasakysiu, nežinau, aš literatūros daug neskaitau, kažko tai video nevartau, kažkokiu tai ekspertų arba kitokių žmonių, ten, kurie kažką tai žino, gali pasakyti, kas bus pasaulyje, neklausau, aš tiesiog intuityviai dėstau tai, ką aš matau. Tai dabar, kadangi dabar buvo pakeistos dekoracijos, matrica buvo perkrauta, hologramos pakeistos, veikiantis asmenys pakeisti, prasidėjo naujas etapas, naujas toksai matricų užkrojimas naujais tokiais naujom teatro dekoracijom. Biorobotų galvos, tie, kurie priklauso nuo dirbtinio intelekto, o tie, kurie turi tą madingą procedūrą, jie praktiškai visi priklauso nuo dirbtinio intelekto. Jie jau pajungti. Tai jiem į galvas rodys tokį filmą, kad krizė, kurioje esam, bus ilgam. Prie krizės reikia priprasti ir sutikti su viskuo, ką valdžios pasakys. Maištauti ir protestuoti nevalia, nes vis tiek yra jėga, kuri galingesnė už tai ir ateis į aikštės kareiviai, kurie bus tam pasiruošę, jeigu jūs eisite į tas pačias aikštės protestuoti. Tas neveiks. Vienintelis jums duodamas kelias arba duodama galimybė, tai sutikti su to, kas yra sakoma, kas yra daroma. Kitaip tariant, karas jisai užsitęs, jisai bus ilgas ir nuobodus. Dar mes 2-3 metus girdėsim naujienas iš fronto, lygiai taip pat, kaip jas girdėjo Orvelo romano 1984 herojai. Mes visi būsim mobilizuoti, mes visi būsim pajungti per socialinės platformas į tokius mobilizacinės kuopas, būrelius arba burbulus, kaip čia vadint. Valdžios nebebus renkamos, tiesiog paskiriamos, o rinkimai inscenizuojami. Aš nežinau, gal tas scenarius yra per blogas, bet šalia to yra ir kitas scenarius, kad tai yra, aš irgi tą jaučiu, kad tie du scenarijai, kaip dvi lygiagrečios visatos ar paralelinės visatos, jos egzistuoja tuo pat metu ir kurią mes pasirinksim, taip ir bus. Tai antras scenarius, kad tai yra pabaigos pradžia. Na ir kas, kad pakeitė dekoracijas, na ir kas, kad pakeitė hologramas matricoje, na ir kas, kad biorobotai mato dabar vėl kitaip viską, bet neišvengiamai mes pamatysim tašką to, kas prasidėjo 20 ar 19 metais. Tai yra taško pradžia, tai yra pabaigos pradžia. Ir reikia tik tai susitelkti į save, į savo mintis, ko dabar labiausiai reikia, stengtis pamedituoti, stengtis išsivalyti organizmą. Ir, nežinau, aš pasirinkau tokį pasyvų informacijos rinkimo būdą, kad aš nežiūriu televizijos, nežiūriu interneto portalų, stengiuosi tiesiog, kas ateina periferinio akim, trečia akim arba taip kampinių žvilgsnių, tai tas nuotrupos ir krenta man į galvą. Ir tada aš iš tų mažų trupinėlių susidarau vaizdą, kuris intuityviai atrodo, kad tokie gali būti tikslai, planai arba tokios kryptis, kaip toliau gali vystytis įvykiai. Daryti šiuo laikotarpiu prognozes yra labai nedėkinga, net ir kortomis arba kitais būrimo būdais. Tiesiog informacija, ta, kuri reikia, jinai pati tave susiranda, o tu esi ten, kur esi, darai tą, ką darai ir susitelki į čia ir dabar ir laisvalaikiu medituoji, valgai teisingai, vaikštai grynam ore, darai gerus darbus
ir viskas, ko daugiau šiandien reikia. Jeigu gyvenimas pareikalaus, tarkim, rinktis prie kokių nors mokyklų arba mobilizacinius punktus, arba sekti kokiais naujais naratyvais, kuriuos skleidžia žiniasklaida arba politikai, tai tiesiog reikia tai nereaguoti. Nu ką padarys? Nu, koks skirtumas, kada tave nušaus? Ar fronte, ar tada, kada tu neini tą frontą? Nu, tiesiog atsiriboju aš nuo to, aš kalbu pirmiausia apie save, apie savo būseną. Tai yra ne mano karas, tai yra ne mano karai, ne mano didžioji pjūtis, aš nepjaunu nieko, nesodinu. Aš atėjau čia, kad stebėt gyvenimą ir mane pjauna tai, kad aš negaliu pasakyti kartais labai operatyviai tai, kas ateina į galvą, kartais man neleidžia tiesiog situaciją įsikišti ir pasakyti. Toks yra stebėtojo darbas. Tu matai, tu jauti, tu supranti, kas vyksta, bet tam, kad atsisėt prie kompiuterio, prie mikrofono, operatyviai tai įrašyti į video arba kokį streamą padaryti, ne, tam laiko nėra, tai gyvenimas taip sudėlioja kortas, kad tu to nepadarai. Tai aš viską tai darau vakar dienos datomis, nes aš tiesiog nespėjau reaguoti tai. O gal ir nereikia, tiesiog gal nereikia, kiekvienas galvoja savo galvą ir to viso nebūtina nei rašyti, nei kalbėti. Tiek norėjau šiandien su jumis pasidalinti ir pabaigai vėl dar vienas epizodas iš mums gerai žinomo filmo Matrica pabudimas. Tiesiog jūs laisvalaikiui raskit laiko šitą filmą iš naujo peržiūrėt. Tai taika ir ramybė jūsų namams, iki kito karto, mėly draugai. Что это? У него много названий. Регенекс, Рицел, Нектар. Оно бывает разного качества и с разными свойствами, но это самое чистое и ценное вещество, найденное домом Абрасаксов. Калик принимала ванну. Разумеется, моя сестра не объяснила, что это и откуда берется. Оно берется из людей. На каждую капсулу уходит примерно 100 человеческих существ. Что? Ваша планета – это ферма, Юпитер. Таких планет, как ваша, 1000. Они принадлежат семьям вроде моей и обеспечивают постоянно растущий спрос на время. То есть вы убиваете 100 человек, чтобы сделать это? Не я, но... Да, кто-то убивает. Не так, как забивают скот, конечно. Господи! Все хорошо. Все хорошо. Моя мать очень сильно изменилась к концу жизни. Она чувствовала то же, что и вы сейчас. Но когда она попыталась прекратить этот бизнес, ее убили. Кажется, меня ждет та же участь, ведь я решил завершить то, что она начала. Поэтому я нанял мистера Уайза, чтобы он нашел вас. Ведь вам я могу доверять.